Aš žinokit, nualpsiu šitam videokė, nes aš pasilikau geriausius dalykus ant galo ir jeigu jūs nepažėsit šito videoko iki galo, tai jūs nusivilsit. Taigi, sveiki visi susirinkę į mano naują video vlogą ir kaipgi matote jau iš pavadinimo, šiandien aš filmuosiu unboxing Sheino haulą su štai šita didelė dėžė, kurią, žodžiu, aš jau turėjau gauti vakar. Jo, aš dar vis sergu, bet, žodžiu, turėjau gauti vakar ir kažkodėl tai negalėjo įdėti šitos siuntos į paštomatą. Net nežinau kodėl. Tai būčiau gavus vakar, bet neatsiliepiau kurjeriui, nes nežinojau, kas skambina. Ir kažkaip paskiau tik toptelėjau galvą, patikrinus, jog kur yra mano siunta ir kas čia vyksta per ten ir per ten. Tai žodžiu, kad supratau, jog man ten kurjeris skambino, aš jam perskambinau, žodžiu, sakė atveš, kad rytoj, tai yra šiandien. Tai žodžiu atvežė. Kokie dydžiai, bet tai gal negalėjo įdėti, nes jin gal buvo per plati. Tai net nežinau, bet jo, žodžiu, tokio dydžio dėžutė. Nu ir ką? Varom unboxinti. Žodžiu, ką aš nusprendžiau, kad šitoje dalyje aš atidarysiu dėžę ir jums parodysiu viską, pasakysiu kokie dydžiai ir savo spėjimus, savo spėjimus, kaip galbūt ant manęs atrodys, kokios medžiagos ir panašiai. Ir padarysiu antrą dalį po kokių kelių dienų, kai išeis šitas video. Įkelsiu antrą dalį, ar ten kokią kitą dieną, nežinau, kaip man čia gausis. Ir tada parodysiu try on ant manęs. Tai tiesiog ten bus trumpesnė kokia dalis, aš tiesiog pasakysiu, kas man tiko, pamatysite, kaip ant manęs atrodo. Tai šitoje dalyje pamatysite tik tais rūbus ir, na, kaip aš juos išpakuoju ir kokie yra mano spėjimai. Tai žodžiu, unboxinam, nes man jau knieti nagai. Aš net niekur dabar nevariau, turėjau varyti su draugė vieną, su draugė kitą. Na ir aš nevariau, nes norėjau pasižiūrėti savo siuntinuką. Kokia dėžutytė! Eina sau, beleką. Nu, aš tikiuosi, jūs matote čia tą milžinišką dėžę, tai aš net nežinau. Aš gal taip ir sėdėsiu šonu ir pradedame nuo pirmo rūbo. Na, koksgi čia bus tas lemtingasis, man atrodo, kad čia bus bliuskelė. Taip ir yra, apie kurią ir galvojau. O, golfytė. Tai vat, dar galėsiu vat jau ir darbą dėtis tą golfytę. Žodžiu, tokia golfytė su surauktais šoniukais, su kakliuku. Rankovės tokios ilgos ir labai gerai tempėsi iš tikrųjų. Pasiėmiau M dydžio. But I think, kad man tiks. Nes žodžiu vėl ir dabar visą laiką taip darysiu, jog išsimatuoju tiesiog visus rūbus, kad neprašauti. Bet aš labiau laukiu jau tos antros dalies, kai aš jau matuosios. Ir visą laiką baigiu videoką ir tada varau matuotis. O, koks gražutis. Žodžiu, užsisakiau štai tokį sportinį liemenuką. Nežinau, kaip čia prodėti. Nu, žodžiu, tokį. Tai I think it's good. Žiauriai gražus, eina sau. Tikiuosi, kad bus patogus. Pasiėmiau jo L dydį. Nes man kažkaip geriau jau truputėlį didesnis nei mažas, kad spaustų. Bet žiauriai fainas. Taip, daugiau kojinytės. Žodžiu. Baby girl. Kojinytės. Taip, dvi poros juodų. Taip, gal prus.
2 poros juodų ir 2 poros baltų. Tai aš manau, kad man gal nebus sintetinės. Nes žodžiu, aš bandžiau žiūrėti, kad tik nebūtų sintetinės. Tai va, biškį turėsiu kojinių. Toliau dar viena bliuskelė. Labiausiai laukiu tai ant galo, kur jau bus batai. Dieve. O, šita biškį didesnė, bet gerai, nes aš buvau kažkada užsisakė. O, ir su etiketė dar. Man dėl ko patinka unboxingą filmuot, nes, tipo, jeigu būnu su etiketė, tai čia žiūri kietai. Žodžiu, tokia bliuskelė tikrai man bus gera, tokia biškį didesnė. Labai norėjau pasiimti bliuskelį, nes vis tiek jau ruduo, ne bliuskelių, o golfelių tokių labiau, bet nesu per dideliu kaklu, bet ten iš vis nėra realiai normalių bliuskelių, kurios būtų nesu kaklu, arba jos bus labai trumpos, o jeigu noriu normalios golfytės, tai bus su kakleliu. Ir ką dar norėjau sakyti? Ai, kad buvau pasiėmusi žodžiu S dydžio, tokia ir man buvo vos nemaža, net neišėjo nei susikišti, nei nieko. Tai žodžiu M dydžio pasiėmiau dabar, tai tikrai apsidraust, kad nebus man per maža, kad aš galėsiu ir susikišti džinsus ir viską ir man bus labai patogu. Žodžiu, esmė tame, kad jūs kažkiek vis tiek matysite, kaip atrodo tie rūbai, bet įdomiausias čia tas dalykas, kad pati pirma reakcija, kaip atrodo viskas. Oh my god, aš tikiuosi, jie man tiks. Žodžiu, pirmą kartą gyvenime užsisakiau plonus džinsus. Gali būt, kad bus dideli man jie, bet gali būt, kad ir bus geri ir bus su žiauriai ilgu liemeniu, kas yra žiauriai gerai. Bet jau vis tiek geriau pasiimti didesnius, nes tu ar pastorėsi ar ką, bet žodžiu. Palei visus išmatavimus, palei viską man S dydis būtų turėjęs būti mažas. Na, o šitie arba bus kaip tik, bet kažkaip taip žiūriu, atrodo, kad man bus truputėlį didelį. Tai aš jum kitam video ir pasakysiu, kaip jie, bet labiausiai laukiau šitų, nes kad pabandyti labai norėjau. Vieną prekę iš laukiamiausių, tai pasakau iškart ir pasakysiu visų, kurių prekių labiausiai laukiu. Tai iš anų dar nebuvo, kad labiausiai laukiu, tai buvo šitie džinsai, juos iš karto atskirai dedu. Toliau, patalynė. Tiesiog violetinė patalynė, bet kažkaip manau, kad dabar netokia, kažkaip nelabai švelni tokia. Nu, žodžiu, bet aš juos nepakuoju ir aš kitam videke aš jum pasistengsiu parodyti jau ant savo lovos, kai apsivilksiu, nes labai jau norėsiu apsivilkti naują ir bent jau ne baltą pasiėmiau, tai pasiėmiau violetinę ir buvo labai gera akcija jai. Tai žodžiu. Taip. Toliau, dar vienas liemenukas. Jo. Oi, manau, kad bus geras. Žodžiu, toks liemenukas be jokių geležiukų. Toks paprastas, tiesiog norėjau labai pabandyti, nors pirmą kartą pasimti liemenėlę. Tai žodžiu, tokia paprasta. Tai manau, kad tiks, nes jinai tikrai tempėsi arba gali būti maža. Tai nežinau, sužinusite kitoje dalyje, bet kažkaip taip, kaip žiūriu, atrodo, kad per apimtį man bus blogai. Va, reikalingiausias dalykas, kurio laukiau, tai yra piniginė. Nes mano užtrauktukas šaibom išėjo, man jau reikėjo naujos. Žodžiu, tokia piniginytė. Eik tu sau! Kokia graži. Žodžiu, su dirželiu. Šitame skyriuke yra su užtrauktuku, kur susidėti pinigėlius. Jo, tai tokia pat lygiai užsisakiau, kokią ir turėjau. Nu, tipo, tokio pat tipo. Ir čia, žodžiu, kortelė ir visa kita. Bet tokia atrodo gal mažesnė, nežinau, bent turi prasitampyti.
Bet atrodo truputėlį mažesnį už manąjį. Na, bet žodžiu, turėjau juodą, tai dabar labai norėjau pilkos. Tokia vat, faina. Šviesę dabar turėsiu. Tai šitas daiktas buvo reikalingiausias iš visų, iš tikrųjų, kurių laukiau. Žodžio. Užsisakiau dar vieną golfytę, kurias jau turiu 2. Tai esu kažkada užsisakiusi už šitą, tik pasiėmiau didesnį dydį. Tai nematėte nei jokiam haulė, nes dar nebuvau pradėjusi filmuoti videko, bet žodžiu. Tokia golfytė ir turiu tokią pat juodą. Tai žodžiu, dabar pasiėmiau M dydžio, kad būtų laisvesnė, nes aš turiu dabar tiek šitą išseniau S dydžio, tiek juodą. Tai, žinokit, labai apsitempi ir tu apsimauni tokia priekšta visko. Man labiau gal patinka golfytės tokios laisvesnės. Tai labai norėjau dar kartą tokią pat pasimti, nes man jinai žiauriai patiko. Tai 3 golfytės susakiau. Einam sau. Taip, daugiau megztukas. Megztinį šiaip irgi labai laukiu. O, dar toks kroptopinis. Žodžiu, toks vat juodas megztinukas. Žodžiu, fainas. Pasiėmiau S dydžio. Nes megztiniai vis tiek. Megztiniai yra megztiniai ir jie vis tiek kitaip atrodo. Tai iš tikrųjų tų megztinių laukiu, bet nėra iš tų fev, kurių žiauriai laukiau. Taip, artėjame prie pačių laukiamiausių dalykėlių. Taip. Tai realiai kaip sudėję, taip maždaug ir palei įdomumą tikriausiai. Žodžiu. Metu aš ant žemės tus maišus. Dar vienas megztukas. Dieve, koks mažas. Žiauriai mažas, reikėjo M dydį imt. Bus toks kroptopinis, bet koks plonas. Tai nežinau. Bet gal ir tiks, bet tiesiog bus toks kroptopinis, o aš įsivaizdavau, kad jis bus biškį kitoks. Mano draugė turėjo panašų, bet kažkaip dabar galvoju, kad jis netoks, kokį jį turėjo. Nes kažkaip, nežinau, labai toks platus čionais. Nežinau, bet manau, kad šitas gal man nepatiks. Taip, daugiau užsisakiau šilkinių gumelių. Taip, tai va. Tokios spalvos juoda, ruda, šviesiai ruda, tokia nude, rožinė, tokia oranžinė nude, kreminė šviesesnė, kreminė dar šviesesnė ir balta. Žodžiu. 2 kartus gal galėsiu susirišti, bet kažkaip mažos, kažkokios, nepanimaju, kažkaip čia nesuprantu. Aišku, kaip ir, yra tikrai dalykų, dėl kurių tu gali ir nusivilk, nebusgi visą laiką tau pasako. Bet aš taip kažkaip galvoju, kad man bus biškį per mažus tus gumytės. Taip, gerai, dabar tos mažesnius dalykėlius dar rodau. Taip, tai dar užsisakiau šepetėlius. 5 pagrindinės, kurių labiausiai gal reikia, nežinau. Kad biškį pasipraktikuot, kaip dažyt. Nes turiu dabar naujų palečių ir viską, kurias pamatysite truputėlį vėlesniuose videose. Žodžiu, čia taip reikės. Vat tų visokių daiktelių. Ten pavyzdžiui, kur iš toli nesimatys, tai aš galėsiu įkelt nuotraukėlės, tai žodžiu. Tokie šepetėlį, nes vis tiek iš tolo jūs nematysit, kaip jie grinai atrodo, bet tokių mažų daiktelių tai galėsiu įkelt, o antroji daly pamatysit rūbų grinai, ten visos nuotraukos. Ir ar pasiteisins mano spėjimai, ar viskas gerai ar negerai. Tai linkus taip pat įkelsiu antroje dalyje, tai teks palaukti. Aš daugiau sakiau pėdkelnes.
tiesiog tas kvadratukais, mažais smulkiais, tai manau, čia labai gražiai gal man atrodys ir ant džinsų užsidėjus. Nu, tokio žodžiu su mažais kvadratėliais, galite va čia matyti, ir su blizgiukais. Tai labai norėjau užsisakyti, nes nedaug kainavo. Tai tiesiog tokių, taip kelnyčių niekada nebus per daug. Taip, dar vienos kojinytės. Tai toks įpakavimas. Jas nusuplėšiu maišelį. Žodžiu, Brooklyn kojinytės. O kur jūs atskirai? Ir žodžiu, dar tokios pat, tik tais kreminės. Nepakuosiu dabar, nes lygiai tokios pat, tik tais kreminės. Oi, tai turėsiu blemba čiukoinų aš. Taip. Mano Helovyno kostiumėlio dalis. Žodžiu, sakiau tokį sijoną. Aš tikiuosi, jis man tiks ir nereikės jo siaurint. Žodžiu, tai va toks va sijonukas. Tai dar kas neatspėjote, kas dar nespėjote, tai galite dabar į komentarus parašyti, gal kažkas vis tiek pakomentuos. Iš mano aprangos, kur pasakysiu, kad iš Helovyno, bandykite atspėti, kuom aš būsiu per Helovyną. Tai žodžiu, toks va sijonukas, kurį pasiėmiau. S dydžio. Bet fainas, eina savo, aš ir baltą, ir kreminį tokį norėčiau pasiimt. Taip, daugiau šio dalyko irgi laukiu ir matau, kad jau yra taip pats etiketė. Ai, tai aš normaliai tų golfyčių gavau iš tikrųjų. Žodžiu, šita golfytė S, bet pasiėmiau S vien dėl to, nes galvau, kad kelnės bus labai didelės. Tai žodžiu, į komplektuką eina štai tokia bliuskelė, su etiketė. Ir, eik, tu geras šių kelnės bus. Žodžiu, ir tokios vat gražios kelnės. Tai jaučiu, bus mano mėgstamiausias. Aišku, bus kažkiek didelės, tokios tipo oversize, bet pagaliau gera medžiaga ir aš manau, kad aš dar ne vieną tada užsakysiu tokią kostiumėlį, nes žiauriai gera kelnių medžiaga ir jaučiu vos ne pirmą eisiu jį matuotis, tai jo, S dydį pasiėmiau Los Andžel. O čia kas parašyta? A, irgi Los Andžel. Nu jo, nes čia kostiumėlis, bet bliuskelės medžiagėlė truputėlį kitokia nei kelnių. Tai iš tikrųjų labai gerai. Aš manau, kad šitas kostiumėlis man labai patiks. Taip. Ką turim? Tašytė. Pirmą kartą tašytę sakiau iš čia. Aš manau, kad jūs jau atspėtumėt, kuom aš būsiu. Žiauriai mažytė. Su dirželiu. Bet gan normaliai vietos telefonui, vipukui, kažkam įsidėt. Žodžiu. Taip, prisegam. Nu, žodžiu. Jis dar pasididina. Nu, žodžiu, pasididina, bet labai sunkiai. Bet, žodžiu. Tašiliokas toks, vat. Jaučiu, aš tiesiog nesidėsiu net kito. Tiesiog. Su tokia tašiliuku. Nu, bet fainas toks. Iš tikrųjų, gan gera kokybė. Sakau, vat, įsidėsi tikrai tiks. Aišku, jeigu jau kažką smulkesnio, tai per tas skilikės gal ir pamestum, bet manau, kad taip vat kažką, tai manau geras. Na, gal turėjo biškį būti didesnis tas. Na, bet palei kainą, tai tikrai manau geras. Tai žodžiu, sijonėlis jau, tašiukas. Ir dar vieną dalyką, kai pamatysit, tai išgriūs.
batai, bet pasilieku juos ant galo. Dieve, dar vieni batai, net nenoriu pakelt, nes anų labiausiai laukiu, žodžiu, išsitraukiu aš dalykus, kurie dar liko. Taip. Dar vienas tas šiliukas. O dieve, šis jau tikrai matau, kad žiauriai man patiks. Oh my god. Žodžiu. Oh my god. Žiauriai fainas. Eina sau. Toks vat. Tas šiliukas. Žiauriai fainas. Tai gal šitam daugiau vietos, nes nu čia jau galėtum ir telefoną įsidėti. Kažkaip. Bet aišku, dar galėtų būti užtrauktukas. Ir tie magnetukai tokie. Galvoju, kad išplyštų gan greit, bet man patinka. I love it. Ir tikrai nesigailiu, kad pirku šitus 2 tašiukus. Žiauriai fainus. Taip. Daugiau užsisakiau ant spenelių. Tuos lipukus tokius, tai man buvo pasteisinė, man labai patiko. Kai buvau užsisakiusi praeitą kartą, tai žinot vis tiek, kas čia yra. O jeigu nežinot, tai reiškia, esat vaikinai ir neturit žinot. Daugiau užsisakiau štai tokius blizgiukus, kuriuos taip pat iš arčiau gal įkelsiu, nes nemanau, kad labai gerai matosi. Man reikėjo pasižiūrėti, kad aš pradėjau filmuoti. 2 netgi. Tai labai fainai. Tai tokius pilkus užsisakiau. Sakau, pabandysiu ir tokius užsisakyti. Nes tie perliukai jau neatsibojo. Reiks dar nusipirkti, nes aš jau baigiu pusę išmėtyti jų. Bet fainus dalykėlis, žodžiu. Daugiau užsisakiau Bambai auskarą, bet taip pat jums įkelsiu iš arčiau, kaip jis atrodo, nes neišeis man čia dabar jau parodyti. Bet aš taip laukiu, kai aš ateityje nusipirksiu kamerą, kuri sufokusuoja ir aš jums tiesiog viską gražiai galėsiu parodyti. Biškai kitaip įsivaizdavau, bet žodžiu. Nėra esmės net realiai rodyti, bet bus fainas. Aš tiesiog daugiau sakausi, nes jie greitai paruduoja, papilkuoja, nežinau, ir viskas tik nusitrina. Taip, daugiau užsisakiau vieną reikalingą dalyką, bet kažkaip manau, kad jis tiesiog toks paprastas. Tai plauti šepetėliam, kur trini tos šepetėlius ir žodžiu, tipo geriau nusiplauna, bet nežinau, toks liaunas atrodo, aiškus, ten gal net euro nekainavo. Bet žodžiu, tokia va kempinėlė. Dieve, kaip laukiu tos batus pasižiūrėt. Tai eina savo. Tokia maža širdutė. Žodžiu, ir užsisakiau dar pakabutį vieną. Neištraukiau savo pakabučių. Nu, žodžiu, tegu būna. Užsisakiau tokį vat pakabuką su širdelė. Tai aišku, vis tiek pamatysite iš arčiau. Tokia faino širduliukė. Nu tai vat, šitas pakabukas irgi įeis prie mano aprangos. Nu ką, kažkaip. Manau, trumpas holiukas, bet atrodo, kad žiauriai daug iš tikrųjų užsisakiau, nu 27 itemai. Taip. Pirmi batai, kurių laukiau vien dėl to, kad bijau, jog man netiks. Anų batų laukiau vien dėl to, nes jie yra nerealūs ir, o dieve. Taip. Žodžiu. Oh my god! Kokie gražumo! Nesitikėjau, kad tokie bus žodžių sezonikės.
Aš tikiuosi, jie man tiks. Bet žinot, ką aš neišlauksiu? Aš dabar apsimausiu ir aš dabar jums pasakysiu, ar jie man tiks. Bet kaip atrodo ant kojos, vis tiek nepamatysit šiandien. Bet aš noriu jums pasakyti, ar jie man tinka ar ne. Ir net nėra jie tokie trumpi, realiai. Aš įsivaizdavau, kad jie bus trumpesni. Eina savo chebrytė. Aš tuoj apsiverksiu iš džiaugsmo, nes jie žiauriai gražus ir aš tikrai galiu, nežinau, kom prisiekti. Tikiu, kad jie man netrins. Nu, žiauriai nerealus. Nu, parodysiu vis tiek. Nu, žiauriai nerealus. Aš negaliu, ta prasme. Nesitikėjau, bet jie žiauriai nerealus. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, sezonkės kokias. Nu, tarkim, be užtrauktuko. Tikrai pirksiu. Tikrai pirksiu iš Sheino. Nes nerealūs batai. Eina savo. Ir dar nėra jokių užtrauktukų, tai tiesiog per čia įkišiu koją ir viso. Čia dar tie pagražinimai ir man žiauriai patinka, kad nu labai didelis kulnas ir tas priekis ir nesitikėjau. Va dėl ko nesitikėjau? Tai dėl šitų batų. Nesitikėjau, kad tokie bus. Viskas. Paskutinė siunta. Aš žinokit, nualpsiu šitam videokė, nes aš pasilikau geriausius dalykus ant galo ir jeigu jūs nepažiūrėsit šito videoko iki galo, tai jūs nusivilsit. Oh my god. Eik tu pypt. Look at this shoes. Oh my god. Aš negaliu, ta prasme. 39. Aš negaliu, aš noriu pasimatuoti. Nu taip, tai dabar vat jau visą aprangėlę matėte. Kaip galvojate, kuo dabar būsiu aš per tą Helovyną? Tikrai manau, kad bent nors vienas žmogus parašys ir atspės. Nu jo, gal truputėlį platus, nežinau, ar čia kažkaip jie susilanksti, bet tikrai manau atrodys tobulai ir bus patogus. Aišku, dabar labiau džiaugiuosi dėl anų, nes na šitie tiesiog helovyniniai batai ir tiesiog turėsiu žiauriai achuienus gražius rožinius batus. Žodžiu. Dabar labiau gal nusivyliau šitais batais. Bet nu gal tiesiog, kai apsirengsiu prie visko, aišku, aš dabar dar nematau be veidrodžio, kaip atrodo, tai gal ir bus viskas gerai. Tiesiog gal trūksta truputėlį šituose batuose, jog šita vieta būtų dar siauresnė. Aš, pavyzdžiui, vis tiek nesigaliu, kad aš juos nusipirkau, nes nu jie žiauriai gražus ir jie man tinka ir jie yra nerealios spalvos. Nerealaus kulno, nu tiesiog nerealaus sudėjimo, nu aš nežinau, jūs pamatysit šituos batus nuotraukose, tai eina savo. Aš truputėlį norėjau kitokių. Aš truputėlį norėjau tokių senamadiškesnių. Būna tas toks smailas priekis, bet jau spėjau išpirkti iki tol, kol aš užsisakiau, tai paskiau radau šituos ir dar yra vienas dalykas, kad 5 milimetrai yra didesni šitie batai. Tai va gali būti dar dėl to, kad taip atrodo, bet na aišku, čia pats padas tipo tokio yra dydžio, bet žodžiu. Vis tiek negaliu patikėti, kad aš nusipirku tokius batus.
Ir čia, nežinau, grinai yra andžiški batai. Iš tikrųjų, čia yra mano visa persona. Visas šitas kombo yra mano persona. Ta prasme. Ir aš nežinau, jūs staigiai einat pasiekti mane Instagram'e. Nes kai jūs pamatysit šitas fotkes, tai aš nežinau, supyksiu, jeigu jūs nepalaikinsit. Nes dabar aš nežinau, aš jau įsivaizduoju, kaip aš atrodysiu nerealiai. Nes vien jau apranga mano kokią. Tik nežinau dėl tų kailinukų, kur rodžiau praeitame savo vlogę, ką darysiu, nes jie truputėlį negražiai išsiplojo ir gali būti kažkaip, kad didelė tikimybė, jog man netiks. Tai nežinau, dar neturiu bliuskelės, nežinau, kurią bliuskelę mausiuosi. Gal tiesiog paprastą juodą užsidėsiu, gal tiesiog kokią baltą užsidėsiu, net nežinau dar kokią bliuskelę dėsiuos. O gal užsidėsiu kokią liemenę ar kažką, nežinau. Norit pasekit, norit nesekit, bet galite pasekti, jeigu norite, Instagram'e, TikTok'e. Aš šiaip džiaugiuosi iš to kaulų, dar labiau džiaugsiuosi, jeigu man viskas tiks, tai pamatysite antroje dalyje. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko mano reakcija, nes ta prasme aš esu išprotėjus, ypač dėl tų batų. Tai dabar viską matuosius ir jaučiu verksiu, nežinau, nes aš dar ir sergu. Tai gali emocijos paimti viršų, bet nežinau, ką nors pakomentuokit, kaip jums šitas holas, nežinau, nes aš tai nerealiai. Tai susitinkame antroje dalyje. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Ir dar noriu jums labai padėkoti, nes jūsų yra jau 2500. Čia yra, oh my god. Labai ačiū, kad esat, kad palaikot mane, kad būnat su manimi, kad nepamirštat manęs, kad nors ir po daug laiko įkeliu video, jūs vis tiek būnat šalia ir laukiat ir žiūrit ir, nežinau, ir pranešat, jog žiūrit, tai tiesiog didžiausias bučkis, nežinau, tikrai ateityje kažką susigalvosiu savo, jog pasiekiu kažkiek ir kažką padarau, bet tikrai ne dabar, nes tikrai dabar nesu pilnai dar atsidavusi YouTube'ai, bet kai tokia būsiu, tai tikrai tiek jums, tiek savo atsidėkosiu. Ačiū labai didelis ir susitinkam kitoje dalyje. Čiau.